Treneri, laimėjot rungtynes, porą sakinių apie jas. Tai laimėjom rungtynės, tas ir buvo svarbiausia šiandieną. Labai svarbu buvo grįžti į varžybinį ritmą, nes mes be rungtynių buvom 17 dienų. Tai tas ir jautėsi aikšteliai, kad šiek tiek esam išsibalansavusios. Tai jo, ir nelabai čia galiu daug sakyti tų priekaištų, nes tos rungtynės gal nebuvo pačios geriausios šitą sezoną, bet tikrai jautėsi tas išsibalansavimas. Tai gerai, kad vėl dabar žaidžiam kitą savaitę rungtynės ir dabar tų tokių pertraukų bus tik tais viena, kiek žinau, rinktinių pertrauka, tai tikiuosi, kad mes įeisim į geresnį ritmą, nes mums tas yra labai svarbu. Baigėsi reguliarusis sezonas jūsų komandai, kaip jį vertintumėte? Tai vertinu labai teigiamai, tai turim susikūrę pranašumą visuose etapuose iki finalo serijos, sakykime, ar ne, tai tikrai išskyrus Baltijos lygą, sakykime. Bet vertinu tikrai teigiamai, su nuosmukiais pakilimais per visą sezoną, bet turbūt visos komandos to neišvengia, bet naudodamas progą noriu pasveikinti savo komandą su reguliaraus sezono pabaiga ir tikrai didžiuojos, kaip jos kovojo, žaidė ir dar kartelį pasikartosiu, kad vertinu teigiamai. Agne, žiūrint į rezultatą, rezultatas pozityvus, kaip vertini žaidimą? Sunku buvo. Sunku buvo dėl to, kad paskutinės rungtynės turėjom vasario 7, tada ilga pertrauka, pasiliksti tų varžybų. Noriu, kad, ta prasme, kad sektųsi biškių užforsuoji, tada komanda grįžta ir nieko negaliu pasakyti blogo. Lytus irgi visai neblogai žaidė, tai sveikinu savo komandą su pergale ir tiesiog dabar biškį reikėtų kitokią formą pagauti. Tikiuosi pagausim. Kada šiandieną supratot, kad laimėtos rungtynės? Nes taip treneris irgi sakė, kad ir pakilimų ir nuosmukių buvo. Ketvirtam kėliny jos dar mumis pasivijo, liko pas mumis plus 10 buvo. Tai varžybos yra laimėtos tada, kada baigėsi 40 minučių. Trenerė, ar galiu sveikinti su neblogu žaidimu šiandieną, ar negaliu? Galit. Sveikinu. O dabar pakomentuokit, kas čia buvo. Tai iš tikrųjų norėčiau pasidžiaugti savo komandą. Tikrai nuo praeitų rungtynių, kai susitikom su Šiauliais Šiauliuose, tai tikrai kita komanda, kitaip žaidžiančios žaidėjos atrodo, tikrai vieną jaučiam, aišku, sezono galas, jau turėtumėm kažkiek jausti vieną kitą, bet tikrai šiandien žaidėjos parodė, ką gali. Noriu pasidžiaugti, kad sumažinom klaidų skaičių, tai akivaizdu. Kova aikšteliai buvo, gal kažkiek trūko man kova dėl kamuolių. Bet visume noriu pasidžiaugti savo komandą. Žinot, kai rotacija tikrai yra menka vertesnė už priešininkų, tai tada ir gaunasi, kad ketvirtam, jau trečiam gale mes pritrūkstam tų jėgų, tos kokybės ir to pasekoje turim kažkiek ir tų klaidų ir tokį rezultatą. Bet tikrai džiaugiuosi savo komandą. Saulė, kaip vertini šias rungtynes, nežiūrint į rezultatą? Aš kaip tik po rungtynių pažiūrėjau į rezultatą ir sakau komandai visai neblogai. Jeigu ne keletas momentų, kur neskaitėm žaidimo ar padarėm, viena buvo atkarpa, kur daug traikų prasileidom, neskaitėm žaidimo klaidų ir jos nulaužė tas rungtynės, bet šiaip iš esmės mes šiandien nežaidėm gerai, nes pastaruoju metu mūsų žaidimo tas lygis, kaip sakant, nuo sezono pradžios šiek tiek pakilo. Tai jeigu būtume žaidę geriausiai kaip tai galim, manau, būtų dar tas rezultatas arčiau būtume varžovų. Tai šiaip vertinu neblogai rungtynės.